Ar įmanoma per keliolika minučių papasakoti apie 800 įmonių ir atskleisti 185 tūkstančius biografijų? Neįtikėtina, bet mes pabandysime tai padaryti. Todėl iškart skaičius ir paaiškiname. 185 tūkstančiai – tai įvairių Lietuvos įmonių žmonės, kurių darbas tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 800 įmonių – tai vieno didžiulio organizmo venos ir kapiliarai. O jei visą tai sudėsi, ir atsakymą gausi – Lietuva yra jūrinė valstybė. Deimantas jos karūnoje – Klaipėda, o širdis – jūrų uostas. Pats uostas, tiesiogiai uostas sukuria virš 4% bendro vidaus produkto Lietuvos. Su įmonėm, kurios yra apie uostą, yra sukuriama beveik 18% bendro vidaus produkto. Apie atsipirkimą investicijų, tai yra ypatingai atsiperkančios investicijos Lietuvai, dirba su uostu bendroji visumoje betarpiškai apie 800 Lietuvos įmonių. Jeigu skaičiuoti, kad Klaipėdoje šeima turi 3 asmenis, tai bent vienas iš jų yra susietas su uostu. Tai yra mūsų gyvenimas, tai yra mūsų pajamos. Pastaruoju metu, sakykime, pastarąsias keletą minučių mes vis netiesiogiai kalbame apie pinigus. Apie pinigus žmonėms, kurie uždirba tuos pinigus, apie pinigus miestui, apie investicijas į naujus projektus. O aš turiu tokį rašinėlį vėl, kai ruošiausi susitikimui su jumis, kaip čia yra su pervedimais valstybei. Iš vienos pusės tarsi žiūrint, taip, turėtumėm duoklę valstybę atiduoti, tačiau tarsi nesutinkate, tarsi norėtumėte, kad būtų kitaip. Uosto direkcija, labai geras klausimas. Uosto direkcija kaip institucija nenaudoja savo uždirbamų lėšų niekur kitur, nei vystant uosto infrastruktūrą. Tai yra akvatorija, tai yra įplaukos kanalas, tai yra krantinių statyba, tai yra geležinkelių privažiuojamieji keliai. Atsiprašau, ar neleidžia naudoti, ar nenaudoja tiesiog? Neleidžia naudoti, todėl kad uosto įstatymas apibrėžia labai griežtas ribas, kur uosto direkcija gali investuoti savo lėšas, kaip valstybės įmonė. Visa tai yra valstybės turtas. Visa tai, ką mes investuojam tik į valstybės turtą, niekur kitur. Tai kiek į biudžetą procentas atitenka? Nuo kiekvienos tonos yra 11,23 lito. Jeigu paskaičiuoti paskutinių metų dydžius, reiškia, tai yra pajamos valstybei. Nuo tų pajamų yra mokami mokesčiai. Galiu pasakyti, kad įmonės, kurios dirba Klaipėdoje ir susietos betarpiškai su uostu, patenka į top 50 didžiausių įmonių, o kelios iš jų tokios stambios įmonės kaip DFDS kompanija, kaip ta pati uosto direkcija, reiškia, patenka į šito top 50 įmonių viršūnę. Klasko kompanija, Vakarų laivų remonto įmonė ir eilė kitų įmonių. Ir aišku, tas atrinkimas šitų įmonių visų pirma yra pagal įnašą į valstybės biudžetą. Laivų mažėja, bet jie didėja patys. Ir čia labai svarbus objektas ir svarbi tema yra uostų gilinimas. Neužilgo bus baigtas pagrindinio kanalo, kuriuo įplaukia didžiausi ir didieji laivai, bus baigtas jo gilinimas. Pirmas labai svarbus etapas buvo Klaipėdos uostą paverčiant giliavandenių uostu 2003 metais. Antras etapas bus 2013 metais. Po 10 metų uostas įgyja galimybę per visą uosto ilgį priiminėti Panamax tipo laivus. Tai yra didieji laivai, kurie bus aptarnaujami prie uoste esančių kompanijų jų naudojamų krantinių. Dabar jie negali plaukti. Dabar jau jie plaukia. Tiek, kiek yra pragilinta kanalo dalis, tiek, kiek leidžia krantinės, bet procesas yra einantis į pabaigą kanale. Procesas bus tęsiamas išgilinant akvatoriją ties krantinėmis ir tai duos ypatingai didelę galimybę
konkuruoti Klaipėdos uostui su visais kitais šalia esančiais uostais. Kasmet per Klaipėdos uostą keliauja iki 40 milijonų tonų krovinių. Čia dirba 14 stambių krovos laivų remonto ir statybos kompanijų. Nuo čia prasideda prekybos linijos į Rusijos miestus, Vakarų Europos, Azijos šalis ir į Amerikos žemyną. Šiai dienai esame labai daug padarę. Iš tikrųjų esame lyderis pagal krovos augimą regione. Nuo 2004 metų mūsų apyvarta auga labiausiai regione. Vidurkis jos prieaugio sudaro virš 6%, nes Skandinavijos uostai te gali pasigirti didžiausių 1,7% augimų. Mūsų artimiausi konkurentai Rygos uostas, pavyzdžiui, 5%. Tai iš tikrųjų rodo, kad mūsų atliekami kartu su Lietuvos geležinkeliais, su uosto kompanijomis, atliekami darbai iš tikrųjų duoda gerų vaisių. Aišku, ties tuo nereikia sustoti. Dažniausiai užmiegam ant tų rezultatų ir sakom, mes geriausiai ir viskas. Ką darot, kad ir toliau išlaikyti? Suprasdami tą uosto svarbą visai valstybės ekonomikai, nes mes jį te turime vieną, o jis yra mūsų kaip ir ekonomikos ramstis, ką parodė ir krizės laikotarpis, kai mūsų BVP krito 15%, uoste apyvarta smuktelėjo tik 3,7%, o dabar jinai auga, pirmas ketvirtis rodo įspūdingus rezultatus, 19% augimą. Iš tikrųjų mes turime uostą ir suprantame, kad jis yra labai svarbus visai šaliai ir suprantam savo atsakomybę, savo darbo atsakomybę. Vystome tą uostą, kad jis savo infrastruktūriniais parametrais būtų keliais žingsniais toliau nužengęs negu, sakysime, konkurentai, negu projektuojama rinka. Tai jeigu vertinti globalių mastų, mes esam pasiskaičiavę ir čia nepaslaptis, kad investuoti mūsų pinigai valstybės biudžetui sugrįžta per 2,5 metų. Iš tikrųjų labai greitai, tai čia yra iš tikrųjų gera investicija. O paprastam žmogui gali kilti, aišku, klausimas, o kokia man iš to nauda, kad čia uostas krauna tos krovinius. Na, iš tikrųjų, dažnai turbūt žmogus dirba ir kyla jam tas klausimas, ypač jeigu dirba su uostu nesusijusio įmonėj, bet galiu pasakyti, paimkim bet kurią veiklą, kad ir, sakysim, kanceliarinių prekių parduotuvę, ar tai greitų siuntų, kokią tarnybą įmonėlę. Tai visur, sakysim, dalis pajamų yra susijusių su ir gaunama iš uoste dirbančių įmonių. Aš supratau, kad jūs čia bandote atsakyti į klausimą, kurį kelia mūsų laidos pavadinimas. Ar Lietuva jūrinė valstybė? Aš sakyčiau, kad neturėtų tokio klausimo ir kilti. Lietuva yra jūrinė valstybė ir mes savo darbais ir stiprinam tą Lietuvos jūrinės valstybės statusą. Kuomet Klaipėdos uostas pasauliui pristatomas, pabrėžiama, jog tai šiaurinis, tačiau neužšąlantis uostas. Tas uostas multimodalinis, universalus ir su jūra susijusiems tai ypač svarbu giliavandenis. Jau bemaž metai, kai klaipėdiškiai mato šiuos neįprastus laivus. Tarp jų ir vieną galingiausių pasaulyje žemsiurbę olandiškąją Utrecht. Sunku įsivaizduoti dar vieną skaičių. Iš dugno bus iškelta 1,5 milijono tonų grunto. Uosto plotis padidės 30 metrų, gylis metru. Šiaip jau rodome tikrą gyvenimą, o šitas planas yra specialiai surežisuotas. Režisierius paprašė manęs čia atsistoti, kad galėtumėte pamatyti, kokio dydžio yra šitas ekskavatoriaus kaušas. Na, o kai uosto gilinimo darbai bus baigti, galėsime priimti Baltmax tipo laivus. Tuos pačius didžiausius, kokie tik gali įplaukti į Baltijos jūrą. Ir klaipėdiečiai ir atvykėliai mato tokius keistos išvaizdos laivus mariose, o paskui sužinom, kad tai labai svarbus darbo baras, ypač pastaruoju metu. Ką šitie laivai veikia, iš kur jie yra? Tai šitie laivai turbūt matot iš tos oranžinės spalvos, kad panašu, kad iš Olandijos.
Jo, ir mes esam pasirašę iš tikro keletą tokios didelės apimties sutarčių su viena didžiausių pasaulyje gilinimo darbų kompanijų Vanord ir jie atlieka mūsų užsakymų įvairius gilinimo darbus. Dabar, kad žiūrovas suprastų, gal pabandykim paaiškinti, koks dabar yra va čia gylis po mumis ir koks po to bus. Ar čia labai ryškiai ir kaip tai daro? Taip, dabar tai, kad mes matom, yra gilinimo akvatorija, kur stovės, kur ateityje atsiras dujų terminalas. Tai bus pastatytas jeigu ten žiūrėti, šitoj teritorijoje pirsas ir prie jo švartuosis išdujinimo laivas, prie kurio dar švartuosis taip vadinami laivai, kurie atveš suskystintas dujas, jos bus perpumpuojamos. Kiek tam gylio reikia? Tam gylio reikia maždaug 14,5 metro. Tačiau po laivų pačių išdujinimo bus 16 metrų dar iškasta pati duobė, kad būtų atsarga užnešimo atveju, kad būtų kur gruntui nusėsti atnešamam. Akvatorijoje dabartinė gylis sviruoja nuo -4 metrų iki -10. Mūsų žiūrovui, aš suprantu, bet žiūrovui reikia paaiškinti, ką reiškia minus. Kodėl -4? Nu, čia terminas toks, taip? -4 tai yra 4 metrų gylis. Taip, bet kada sakot minus, tai jau čia jūsų terminas. Taip sako specialistai. Tai labai mažai, reikia labai daug iškasti. Taip. Tai jeigu žiūrėti mūsų darbus, kiek mes pasirašę sutarčių su olandais, mes iškasėm jau praktiškai užbaigę mūsų didįjį tą vadinamą projektą kanalo gilinimą, platinimą. Tai šitam projektui mes iškasėm apie 4,5 milijono kubinių metrų. Kaip įsivaizduoti, koks čia dydžio kalnas? Nu, man irgi nepavyksta to įsivaizduoti. Tai labai daug yra, jo? Tai be abejo, tai yra labai tikrai daug. O technologija? Va čia paėmė, iškasė, kur dedamas tas gruntas iškastas? Pirma, yra įvairių būdų kasama. Mes matome žemsiurbę Utrecht. Taip, čia. Čia, jo, tai jinai turi 2 galingus iš šonų siurblius, prie kurių yra privirinti įvairūs metaliniai tokie pirštai, yra suplėšomas, tiesiog suardomas gruntas, jis yra susiurbiamas. Tai šita žemsiurbė, arba vadinamas, angliškai, ten kitoks jos terminas, tai jinai gali susiurbti tiek smėlingą gruntą, tiek ir maždaug molingą gruntą. Tai molingo grunto priklausomai nuo jo kietumo, jinai gali vienu metu plaukdama maždaug nusiurbti apie 20-30 cm. Tai šita žemsiurbė pagrinde mūsų kanalo gilinimo, platinimo metu jinai siurbė, gilino patį kanalą, tačiau pats kanalas jis turi šlaitus. Tai šlaitų kasimui buvo naudojamas ekskavatorius, kur matote toliau. Su kaušu? Taip, su kaušu. Ekskavatorius kasdavo, šlaitus formuodavo. Mes per metus turim pašalinti iš uosto dugno, kad užtikrinti gylį apie 200 000 kubinių metrų grunto. Kur jis dedamas? Visas gruntas yra dedamas į dampingą sąvartą jūroje. Jūrai? Mes turim 2 sąvartas jūroje. Tai yra oficiali vieta, kur leistina pilti? Leistina pilti. Prieš atliekant gilinimo darbus arba valymo darbus mes visada pasiemam šito grunto mėginius, ištiriam jų cheminę sudėtį, yra reglamentuojantis dokumentai pagal užterštumą, kur kokį gruntą galima dėti, ir tada mes kreipiamės į aplinkosaugininkus ir jie mums suteikia leidimą tą gruntą išvežti, iškasti ir išvežti. Bet kur, kaip sakant, už tvoros neišpilsi čia? Ne, labai griežtai reglamentuojama yra ir mes labai griežtai kontroliuojam. Na ir vasarą atvažiavę poilsiautojai, tie, kurie kelsis į Neringą, tuos gilinimo laivus matys dar ir matys ir ne vienerius metus reikia. Ne, jie jų nematys, nes mes darbus užbaigsim maždaug birželio 15, tikiuosi. O kaip su ta profilaktika, kada jau... O profilaktika, matot, užnešimai dažniausiai būna nepalankių metu, arba pavasarį, po ledonešio, viską, arba rudenį, kai stiprus vėjai, o vasarą paprastai pagal statistiką Liepa, rugpjūtis yra patys ramiausi mėnesiai.